Šiandien 7 Kauno dienose. Nesu aš Dievas, kuris atėjo iš viršaus viską ir pasakė. Neturėtų tokioje vietoje sėdėti savivaldybės klerkai, netokiai funkcijai čia vieta. Širdis yra toks organas, kuris dirba ir ilsisi iš dviejų fazių. Jisai atsisėdo savo troboje, pasiema kanklės, jis atsisėda vienas ir jisai prisiglaudžia kai kūdikį ir groja. Šauksmo vedini ėjo aiškiai. Kauno Dievas, atrištos rankos ir Karaliaus dvaro teritorija arba naujoji Visvaldo pilis greta senosios. Kauno savivaldybės administracija žada statyti naują pastatą senamiestyje. Jau prieš 10-metį miesto meras suko ratus istorinėje miesto dalyje. Keliaukime laiku atgal. Kaunas. Meras Visvaldas kažko ieško miesto rotušėje. Nesu aš Dievas, kuris atėjo iš viršaus viską ir pasakė, tu liksi, tu ne. Anksčiau dirbo surištom rankom. O kiek tu pridirbsi surištom rankom? Nu šiaip gera, taip neužmigtum jai. Gera, normali kėdė, stalo aukštis geras. Reiks gyventojų priėmimą čia kažkada padaryti. Kaip meras Visvaldas tarė, taip ir padarė. Grįžkime į šiuos laikus. 2024. Kalėdų eglutė Rotušės aikštėje tik prisiminimuose. O Kauno savivaldybėje netrukus bus pristatyti planai statyti administracinį pastatą senamiestyje su vaizdu į Kauno pilį. Šį kartą meras nusitaikė į pačią miesto pradžią. Susitinkame su Asta Prikockiene, architektė ir paveldo specialiste. 16 amžiuje, 15 pabaigoje, kai buvo, kaip sakyt, du centrai Kaune. Vienas dar senasis aplink pilį ir besikuriantis Rotušės aikštėje. Mano atradimas buvo toks, kad Benediktinių bažnyčios bokštas yra ant ašies su Kauno, su pilies tiltu. Tiesiog viena ašis. Tai va šita ašis, mano supratimu, yra labai svarbi, ją svarbu išsaugoti. Visais amžiais Kauno savastis architektūrinės ašys, kurios šiandien gerokai pasislinkusios, ko gero dėl valdančiųjų nekompetencijos. Per mero Visvaldo 2 kadencijas pasislinko ir dar viena ašis – bendravimo su miestiečiais. Esame prie Kauno pilies, Karalių dvaro teritorijoje. Dėl to ir gatvė buvo pavadinta Karaliaus dvaro gatve, kuri vėliau buvo pervadinta į Jakšto gatvę. Regis bus proga permastyti gatvės pavadinimą dar kartą. Pavyzdžiui, Karaliaus Visvaldo gatvė. Juk tada, 17 amžiuje jau buvo Žečpospolita, dviejų tautų respublika ir dviejų tautų respublikos valdovas buvo karalius. Na ir iš to ir kilo visa eilė pavadinimų ir štai Karaliaus dvaro ėjo abiejų tautų respublikos dalis. Dvur Kurulevski, tai yra valdovo jurisdika. Tai yra atskira teritorija priklausanti valdovui. Ne miestui, nes kita visa dalis yra miesto savivaldai priklausiusi. Šią teritoriją tyrinėjęs archeologijos specialistas Mindaugas Bertašius sako, kad tai archeologiškai mažiausiai vertinga miesto dalis, supilta pačių gyventojų iš šiukšlių sąnašų. Jeigu pasižiūrėtume miesto planus, praktiškai daugiausiai jų yra nuo 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiui. Ir mes visur pamatysim tuose planuose, kad visur čia Neries upė teka ir jinai pasiekia beveik šitą pastatų liniją. Čia buvęs žuvų turgus, ten tas nedidelis trikampis kvartalas yra ir iki pat jo prieina tas krantas. Viskas šitas buvo išplauta, išnešta, bet tai slėnis, visiškas slėnis, sąnašinis. Yra Napoleono ordos graviūra 19 amžiaus antros pusės, kuris gražiai nupiešęs Kauno pilį, visus griuvė. Iki pat upė teka, laivelis plaukia prie pat Kauno pilies. Tarp tilto tų polių ir tos bastijos ten buvo iškasta tokia nemaža perkasa ir tiesiog per vidurį tam tarpe labai aiškiai matėsi suformuota ta medinių rąstų krantinė tokia. Nu va. 1847, 19 amžius, va matom. Pilies tik tai kraštelis, toliau ir dabar išlikęs užstatymas, šitie pastatai ir pro pat teka Neris. Maždaug nuo 17 amžiaus prasidėjo tokia kova. Vanduo plauna, gyventojai pila visas šiukšles. Ir taip tada užsipildo ir matyt taip stabilizavosi ta vieta dalis.
Ką šiandien miestiečiai galvoja apie ketinimus čia statyti 4000 m² teritorijoje miesto administracinį pastatą ir mero Visvaldo kabinetą su vaizdu į Kauno pilį. Aš manau, kad kai yra tiek vaiduoklių Kauno mieste, tai mažiausiai reikia susitvarkyti visą Gertrūdos gatvę, kur uždengta polietileenais ir tenai galima labai gražiai gyventi. Tai neigiamai, aišku. Kodėl? O kam jo čia reikia? Tai į pilį galima tą pastatą iš karto padaryti, turbūt, ar ne? Nelabai tinkama vieta. Kodėl? Nes tiesiog čia tokia graži vieta, pilis, upė, kažkaip tas centras, o toks įvaizdis Kauno ir dabar čia naujas pastatas kažkoks būtų, tarkim, stiklinis prie tos gražios senovinės pilies, nežinau, kažkaip truputį nelabai. Skaičiau, man įdomu, gal žinot, kokioj vietoj. Naujųjų statybų ribas paprašėme parodyti architektų ir visuomenės veikėjo Audrio Karaliaus. Kad jūs įsivaizduotumėt, sklypo riba projektuojamo iki tos gyvatvorės, ten iki griovio, už parkingo dar toliau iki, ten toks takas, kur yra dviračių, praktiškai šitie medžiai papuola dar jau nemažas ruožas į sklypą ir Valančiaus gatvės tąsa, ta teritorija. Iš tiesų didžioji statyba yra požeminis parkingas. Va čia, kur mes esam, va šita visa aikštė yra numatyta, reiškia, po ją pakišti 280 mašinų, tai yra tikrai daug. Tai ta antžeminė dalis yra va tame trikampyje tarp tų, reiškia, Jakšto ir Valančiaus gatvių. Žinoma, šita vieta, turbūt viena geriausių Kaune yra. Ir man šiek tiek gaila, kad tai savivaldybės pastatas, o ne kažkoks konferencijų centras, ne kažkoks tai, miestui reprezentuojantis objektas. Tai yra miesto antroji rotušė, sakykim taip. Ir Europai, pavyzdžiui, miestų rotušės, senųjų miestų rotušės, jos visada yra arba šalia pilies, arba šalia katedros. Tai yra reikšmingas pastatas, tai yra galų gale miesto savivalda. Pilis ir miesto savivalda. Tai mano supratimu, tai netgi tai yra pats geriausias dalykas, jeigu tai nepavirs į kabinetus, į savivaldybės tas struktūras, kurių iš tikrųjų yra daug. Šitoj užduotį yra parašyta, kad tai yra reprezentacinis savivaldybės pastatas. Jeigu neišvirs į kažką kitą, tai aš sakyčiau, tai bus iš tikrųjų labai gera idėja. Čia būtų tikrai nelaimė, jeigu čia atsirastų eilinis ofisų pastatas, bet koks komercinis, jeigu atsirastų viešbutis arba nedaug dievė kažkokie tai privatus apartamentai ar gyvenamieji butai. Kalbinti pašnekovai patvirtino, kad būta planų čia statyti daugiabučius. Kauniečiai jau patyrė, kaip tyliai gali išaugti daugiabučiai, pavyzdžiui, miesto žolyne. Bet grįžkime į Kauno senamiestį. Pasak architektės Prikockienės, tai iki šiol neišspręsta miesto vieta, kur stovi didžiuliai lituanikos pastatai. Svarbiausia, kad planuojamas administracijos pastatas būtų atviras ne tik klerkams, bet ir visiems miestiečiams ir miesto svečiams. Nuogastavimas ne iš piršto, žinant, kad šiandien patekti į savivaldybės pastatą, švelniai tariant, sudėtinga. Tai jeigu Skandinavijos šalyse merijos rotušės yra atviros visiems žmonėms, aišku, ne į visas patalpas galima eiti, bet į tas reprezentacinės, bendrasias patalpas, erdves ir sales gražias pamatyti, tai galima visiems žmonėms ir turistam, ir tiesiog. Ir muziejai atsiranda kažkokiose dalyse. Tai jeigu čia atsirastų kažkokia panaši struktūra, tai, man atrodo, iš to tik tai visi laimėtų. Neturėtų tokioje vietoje sėdėti savivaldybės klerkai, nes tai yra per daug gera vieta, per daug semantiškai stipri, per daug vertybiškai svarbi. Tai neturėtų būti paprasti kabinetai, tiesiog paprasti kabinetai, nes netokia funkcija čia vieta. Ir kitas dalykas, kad kažkaip reiktų perlipti su tuo pastatu į aikštės pusę, kad jis nebūtų, kad ta aikštė nebūtų tiesiog šiaip trinkeliuotas laukas, tuščias, be funkcijos ir be... Nes čia vakarinis apšvietimas, čia vakarė sėdėti, sakykime, kavinėse šitoj vietoj, palei, sakysim, Jakšto gatvė būtų už jų ir čia aikštės teritorija, reiškia, čia būtų, manau, kad ypatinga vieta.
Aš tai tikrai nepritarčiau. Aš galvoju, kad Laisvės alėjoje jam užtektinai vietos. Kaip galima sugriauti senamiestį? Beveik 68 cm tilps. Tik yra čia tie labai nepatogus. Jūs einate, eikit paskui mane. Į kalėjimą palydėkit, o papa 4 varys. Atidirbom. Apie dienos chirurgijos paslaugas ir kodėl privalome rūpinti savo širdimi. 7 Kauno dienų pokalbyje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė, biomedicinos mokslų daktarė, gydytojo kardiologė ir Kauno ligoninės vadovė Diana Žaliadonytė. Susirgus gauti tinkamą gydymą iššūkis. Gal dienos chirurgija geras sprendimas. Aišku, mūsų ligoninė, kaip pastebėjau, daliai, o gal nedidžiai daliai kauniečių tapo nebepažįstama, nes niekas nežino, kas kita Kauno ligoninė. Tai jeigu truputėlį žiūrint į istorinę perspektyvą, prieš 4 metus įvyko ligoninių sujungimas, tai buvusi 2 ir 3 Kauno ligoninės, jos tapo sujungtos į vieną ir šiai dienai jos veikia kaip Kauno ligoninė. Prie Kauno ligoninės prijungta iš viso 8 įstaigos, žiūrint į 15 metų perspektyvą, tai yra tikrai labai didelė ligoninė, kurie teikiamos antro lygio paslaugos, praktiškai visos antro lygio paslaugos, kas reikalinga pacientui. Labai norėčiau paraginti pacientus nebijoti to dienos chirurgijos, nes įprotis yra toks, kad dauguma pacientų tikisi to stacionarinio gydymo, kuris užtrunka kelias dienas, bet ką rodo ir kitų ligoninių, užsienio ligoninių pavyzdžiai, Lietuvoje daugelį ligoninių jau puikiai veikiantis, kad tikrai pacientą galima saugiai iš ryto priimti, atlikti operaciją ir vakariais gali važiuoti namo, jeigu jo būklė stabili. Turbūt dažniausias ligos ar diagnozės, dėl kurių pacientas patenka į dienos chirurgijos stacionarą, tai yra planinės tulžies pūslės pašalinimo operacija, planinės išvaržų operacijos, ir kitos dar smulkesnės odos, operacijos, kurios tikrai gali būti pagydomos greitai ir vakare pacientas gali saugiai važiuoti namo. Ligoninėse yra galimybė gauti nakvynės paslaugą, taip skamba gal ir nelabai gražiai, bet tiesiog jinai taip yra pavadinta, kad tikrai pacientas gali saugiai likti iki ryto. Minite, kad kreipiasi pacientai su uždelsta liga ar pavėluota diagnozė. Ką daryti? Mane kartais stebina, kad net ir iš tokių netolimųjų regionų, kurie yra, ne Kauno mieste, bet, sakykime, iš Kaunas apskrities, iš kaimiškų vietovių pacientai tikrai atvažiuoja su uždelstom diagnozėm ir, nematė gydytojo, net ir šeimos gydytojo. Pastarieji keli pacientai, atsimenu, buvo iš Kaišiadorių rajono ir iš Kėdainių rajono, atrodo dideli centrai, bet aišku, vizituodamas pacientus palatose, tu matai, kad tos diagnozės jauni žmonės 50-60 metų, kurie dirba ir fizinį darbą ir gyvena savo įprastą gyvenimą, bet jų diagnozė, kardiologinė diagnozė jau yra pažengusi ir jie sako, kad tiesiog jie prisitaikė taip gyventi ir tame nemato problemos. Tai va čia man ir atrodo yra esmė, kad žmonės kantrus, o kita vertus žmogaus organizmas yra labai linkęs kompensuoti ir prisitaikyti prie to, kas jame vyksta ne taip gerai. Ta mūsų rekomendacija kiekvienam pacientui bent vieną kartą per metus pamatyti savo šeimos gydytoją turbūt nėra iš piršto laužta, o tam, kad tiesiog peržiūrėti ir patikrinti, kaip funkcionuoja žmogaus sistemos, atlikti elementarius tyrimus tam, kad įsitikint, kad tikrai viskas yra gerai ir jau vėliau nereikės susidurti kitiem medikam su uždelsta liga, kur gydymo galimybės jau dažniausiai būna nebe tokios geros, kaip pačioje pradžioje. Esate kardiologė. Ką reiškia širdies nepakankamumas? Kai žmogui atlikus širdies echoskopiją, tu matai, kad dar nėra kritinės būklės, nėra nusilpęs kairysis pilvelis, bet jau žmogus gali turėti širdies nepakankamumą. Ir tokių pacientų, tarp kitko, yra daugiausia. Žmonės, kaip ir minėjau, turbūt nelinkė skųstis ir jie dažnai gyvena su to dusuliu, su krūvio netoleravimu ir širdies nepakankamo diagnozė irgi yra nustatoma per vėlai.
Turim turbūt pasidžiaugti, kad šiai dienai turim galimybės anksčiau diagnozuoti širdies nepakankamumą, negu tas buvo galima padaryti prieš 5 ar 10 metų. Yra specialūs kraujo tyrimai, kuriuos šeimos gydytojas gali atlikti 1 kartą per metus. Ir geroji žinutė apie širdies nepakankamumą turbūt šiandienai yra tokia, kad taip jis gali būti gydomas. Taip, tai nėra išgydoma liga, bet jis gali būti gydomas ir valdomas. Mokslinė pažanga, vaistų tyrimai būtent šitoje srityje tikrai padarė didžiulį šuolį per pastaruosius 10 metų. Aišku, paciento užduotis yra tuos vaistus vartoti, nepaisant to, kad sveikata jam pagerėja. Lietuviai nesaugo savo širdies. Ką jiems patartumėt? Man tikrai gražu žiūrėti, kai organizuojamos vyresnio amžiaus žmonių, savivaldybės organizuoja įvairiausius renginius, kur žmonės kviečiami pajudėti, išsirinkti jiem tinkamą veiklos užsiėmimą, tai man atrodo, to rūpinimosi širdimi tikrai yra daugiau. Problemą gal žvelgčiau tik tame, kad žmonės gal per daug skaito internetą ir, prisigalvoja būtų ir nebūtų dalykų ir kartais gal tai prasilenkia su visiškai su tiesa. Aš dažniausiai kariauju su pacientais 2 dalykais. Tai vienas dalykas tai yra gydymas statinais, suformuota nuomonė visuomeniai, turbūt daugiausiai iš interneto ir aišku dar iš žmonių pasikalbėjimų, kad jie gadina kepenis ir tikrai jau aš tų statinų negersiu, bet labai dedu daug pastangų ir manau, kad daug kardiologų deda pastangų įtikinti, kad tai vaistas, kuris tiesiogiai saugo nuo išeminės širdies ligos komplikacijų, tokių kaip infarktas, pavojingi ritmo sutrikimai, staigi mirtis ir panašiai, insultas ir visos kitos kraujagyslių problemos. Tai dažniausiai būna diskusija dėl statinų, o antra būna dėl papildų. Aš neturiu nieko prieš papildus, bet ta prasme tai nėra mokslų grįstas gydymas, jis gali būti skiriamas, bet jis jokių būdų nepakeičia gydymo, kurį turime skirti pagal tam tikrą ligą. Kaip jūs pati rūpinate savo sveikatą? Aš turiu irgi savo režimą, antradieniais einu į sporto klubą. Kardiologai neseniai įtraukė į teniso mokyklą ir tikrai 2 kartus per savaitę dabar su vyru einam žaisti tenisą. Man pačiai patinka meditacija, kurią aš galiu gauti bėgant. Tai ne kasdienė mano veikla, bet 1 kartą per savaitę aš stengiuosi visą laiką užsidėti sportinius batelius. Šlovė ir elektrinių gitarų griausmas patriotinio roko grupės Thundertale vokalistą ir muzikantą atvedė prie instrumento, kurio metalistai paprastai nenaudoja. Šiandien muzikantas juo ne tik groja, bet ir pats gamina. Susipažinkite, kaunietis Jonas Chockevičius. Tai laba diena. Prašom į mano dirbtuves. Muzika Joną lydėjo nuo pat vaikystės. Augo muzikantų šeimoje. Dainuodavo ir grodavo ne tik tėvai, bet ir visi 3 broliai. Pat atsimenu dar iš vaikystės, toks yra momentas, kai visi ima pagalius ir pasiėmę žaidžia karius ir šaudo. Aš pasiėmu pagalį ir aš groju su juo kaip su gitara. Baigęs muzikos mokyklą, sakiau, kad daugiau gyvenime su muzika nieko bendro neturėsiu. Jau viskas, muzikos nebus, nebenoriu. Ir nepraėjo pusę metų, tada atėjo gitara. Ar tikro tai, ar sapnas? Londone studijavo šiuolaikinės muzikos atlikimą. Elektrinė gitara Jono specialybė. Jis kartu su bendraminčiais įkūrė populiarią patriotinio roko grupę Thundertale Perkūno giesmė. Dėl to Jonas nuolat keliaudavo į Londoną. Thundertale mano gyvenime užtruko beveik 20 metų, pasakoja Jonas. Tada aš išėjau kankliuoti. Aš užgavęs stygas, išgirdau tą garsą ir supratau, kad viskas tai yra mano instrumentas ir man kitų nieko nebereikia. Ir taip, dabar aš sėdžiu čia, kanklininkas, kanklių meistras ir gitara vis rečiau atsiranda mano rankos. Pirmas kanklės Jonui pagamino tėvas, bandonijos muzikantas. Netrukus kanklės pabandė pasigaminti ir pats, dažniausiai klevines. 5 ar 7 stygų puoštas baltiška simbolika. Pradžioj buvo 12 stygų, 13. Tai reiškia 13 natų tik tai. Vietoj viso gitaros grifo ten.
keliavau tuo gyvenimo keliu ir mažinau stygų kiekį ir galiausiai priejau 5 stygas, pačias autentiškiausias kanklytes. Su tėčiu gaminom karantino metu, kontaktavom su Sielos muziejum Biržuose, žodžiu, autentiškų kanklių kopiją pagaminam. Ir su tom 5 stygom aš įrašiau visą albumą Giesmės didiesiems, kurias dabar ir giedu, ir realiai užtenka 5 natų tam, kad galima būtų koncertuoti ir kad nebūtų nuobodu ir kad netgi poveikį turėtų dažnu atveju stipresnį negu 500–5000 natų. Jonas sako jaučiantis itin stiprų ryšį ne tik su muzika, bet ir su gimtojo krašto istorija. Be to jam patinka daržininkystė, netgi gėlės. Tai mano meilė yra akmenys, tai vat irgi ten visas rožynas mano, aš pernai jį įrengiau vietoj daržo ir dabar vat kanklės, akmenys ir rožės. Tai tie akmenys gana stebuklingai atkeliavo čia į šitą vietą, vienas žmogus padovanojo. Šitas akmuo kaip liepsna. Vat kaip palyja, dabar gal ir nelabai taip matosi, bet vis tiek eina įžiūrėti. Kai jisai čia atvažiavo, jisai buvo juodas. Aš galvojau, kad jisai, šiaurinis akmuo, tai turi būti juodas ir žiūrėti į šiaurę. Ir kai nuploviau, tada pasirodo jisai raudonas ir dar liepsnojantis. Gitaristas, Varpelio muzikos mokyklos, Kauno jėzuitų gimnazijos, Kardokų gamtos akademijos muzikos mokytojas, edukatorius, o dabar ir kanklių meistras. Bet pirmiausia, išsirinkime kanklėms medį. Ta pati vinkšna guoba ir pažiūrėkit, kaip sparnas nueina medis. Tai pats, gamta yra pats geriausias dailininkas, pats geriausias menininkas pasaulyje. Tai šitas aš jau čia savo pasidariau kelionės čia. Čia yra, kaip sakau, Rainier formatą, kad į lėktuvo bagažą tilptų. Spjauna viskas, čia irgi tą nupjauti reikėtų, sakykime, ten. Ilgai ir nuobodžiai, čia gal visko dabar. Na ir paskui tą jau reikia nuobliuoti visą. Sakykime, lygiai taip pat galima padaryti ir kitą žvaigždutę. Ilgesniais, aukštyn žemyn spinduliais. Šiaip neplanavau, kad čia bus žvaigždutė. Čia turėjo taškai būti. Bet kadangi begręžiant išskilo, tai man kažkokiu būdu reikėjo tai pataisyti, nes, reiškia, medis pats nusprendė, kad čia bus kitaip. Pasak Jono, kai priglaudi prie krūtinės kankles, visas medis virpa ir rezonuoja. Grojimas kanklėmis kaip lietuviška meditacija. Kanklės, pasirodo, yra vienas vyriškiausių instrumentų Lietuvoje, nes iki tarpukario išskirtinai vyrai grodavo kanklėmis, skambindavo. Tai yra užfiksuota, jog, pavyzdžiui, ūkininkas grįžęs po sunkios dienos darbų, jisai atsisėda savo troboje, pasiema kanklės, jis atsisėda vienas ir jisai prisiglaudžia kaip kūdikį ir groja. Aš tada pabandžiau ir aš pajutau, kad tas medis vibruoja. Ir tas virpesys jisai persiduoda per mano kūną gilyn iki pat širdies. Ir iš esmės jisai instrumentas veikia kaip meditacinis instrumentas. Ir kai prisiglaudė prie savęs, tai atrodo, kaip sakau, legali svaiginimosi priemonė. Jonas stengiasi ne tik išpopuliarinti instrumentą, bet ir pakeisti kanklių įvaizdį. Per karantiną pradėjęs mokyti lietuvaičius groti kanklėmis, Norvegijoje subūrė netgi kanklėmis grojančių emigrantų ansamblį. Važiuoju per Lietuvą ir rodau žmonėms, kaip galima kankles pritaikyti šiuolaikiškai, kaip galima su jomis pagroti, pavyzdžiui, ir šiuolaikinės muzikos dainas. Mano vienas iš tokių jau pagrindinių tikslų, kad jauni žmonės pamatytų, kad, važiuojant į gamtą, nebūtina vežtis akustinės gitarą. Galima pasimti kankles ir grojant tuos pačius akordus padainuoti To vėjo paklaus, padainuoti Svajoklį ar dainą, kuri patinka. Tai pavyzdžiui, jeigu 70-metį būtų naudoję vietoje akustinės gitaros, kokia nors grupė Jūrai Hip. Sakykim. She came to me one morning, one lonely Sunday morning along. Here we're flowing in a mid-winter wind. Aukso karštinė. Nuvyksta lietuvis kasti auksą į Ameriką. Bet bandžos neturi, o turi kankles. Ką jis daro?
I came from Alabama with my banjo and money. I'm going to Louisiana, my true love for to see. Oh, Louisiana, why don't you cry for me? Pagalvojate, pavyzdžiui, jeigu Elvis Preslis būtų gimęs Lietuvoje, kas būtų buvę? Niekad nekilo tokio klausimo. Niekad rimtai. Man tai kilo. Tai va, tai jisai gimsta Lietuvos kaime, pasiema kankles ir dabar bando pagroti kažką iš savo būsimų naujų gabalų. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, cause you ain't no friend of mine. Ir tada prisimena, kad jisai Lietuvoj. Ant kalno mūrai joja lietuviai, ant kalno mūrai joja lietuviai, joja lietuvaičiai neša vainikaitį, vainiką rūtų. Dar nesikelsiu, dar ne dienelė, dar nesikelsiu. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.